Labadiena. Šiandien pasistengsime apžvelgti PDF Converter Enterprise programos iš paketo Konica Minolta Unity Document Suite. Ši programa yra skirta palengvinti darbą su PDF bylomis, padidinti saugumą, palyginti ir dar daug kitų funkcijų, kurias šiandien ir pamatysite. Tai visų pirma reiktų ją pasileisti. Programa randasi kaip ir visos kitos Konica Minolta programos. Reikės spustelti Start, Programs, Konica Minolta, Unity Document Suite ir PDF Converter Enterprise. Atsidarę programą, matome tokį langą, kuris susideda iš dviejų dalių. Reiškia valdymo juosta ir pačio dokumento peržiūra. Taigi, pirmas spustelime Open, susirandame norimą bylą, su kuria norėtume dirbti. Ir, kaip matote, jį galima naudoti ir dokumento peržiūrai. Taigi, viso pirmas pradinės funkcijos, žinoma, yra galbūt jūs gaunate dokumentą ir norėtumėte jį paryškinti, palikti komentarą, užbraukti kažkokį tekstą. Tokiu atveju naudotumėme šią ikonėlę, kuri vadinasi Select Text. Reiškia, susirandame dalį teksto, pažymime, spustelime dešinį klavišą ir matome pasirinktis. Reiškia, pridėti komentarą, pasiūlyti pakeisti tekstą, paryškinti, užbraukti ir pabraukti. Tarkim, aš pasirenku šią dalį paryškinti, šią dalį užbraukti, šią dalį pabraukti, o čia galima palikti komentarą. Ir tiesiog kitą kartą pelės kursoriumi atsistojus virš pažymėto teksto, matote apačioj komentarą. Taigi, o jeigu jums neužtenka pabraukyti, jūs norėtumėte paredaguoti tekstą. Tokiu atveju yra Touch-Up Text Tool įrankis, kurį rasite užduočių valdymo juostoje. Reiškia, spustelėme jį ir susirandame tą teksto dalį, kurį norėtumėme paredaguoti. Spustelėme vieną kartą, atsiranda mirksintis žymeklis. Reiškia, jūs galite nueiti į norimą vietą ir parašyti tai, ko jūs norite, arba galbūt ištrinti. Analogiškai galima tą patį daryti ir su paveikslėlis. Kaip matote, čia yra paveikslėlis Konica Minolta įrenginio. Šalia galite rasti Touch-Up Object, būtent skirtą tvarkymui ir redagavimui paveikslėlių esančių PDF bylose. Reiškia, pasirinkę šį mygtuką, spustelėme ant paveikslėlio ir galima atlikti tam tikrus veiksmus. Jį kažkur perkelti, apsukti. Galima pakeisti kitą paveikslėlį. Ir dar daug panašių funkcijų. Dabar, tarkime, aš turiu tokį dokumentą, aš jį išsisaugau ir išsiunčiu kam nors. Ir gaunu atgal ir tokiu atveju galbūt aš nepasitikiu savo partneriu arba norėčiau pažiūrėti, kas buvo padaryta. Tam yra funkcija palyginti dokumentus. Ją galima rasti spustelėje darbinėje juostoje Document, Compare Document. Older document reiškia esama byla ir gauta kita byla. Originalas. Galima pasirinkti spalvą, kuria bus pažymėti pakeitimai. Raporto tipas, tai geriau yra vienas šalia kito, spaudžiame OK. Programa sugeneravo mums ataskaitą, kaip matote, yra 2 puslapiai skiriasi šiame dokumente. Tada leidžiamės tol žemyn
Ir matome jau pirmam puslapyje, kad netitinka paveikslėlis. Šie žodžiai, kuriuos aš paryškinau, palikau komentarą, kažką ištryniau. Reiškia, programa mato net pačius mažiausius pakitimus. Galbūt vienas simbolis pasikeistas, bet jinai jau jį mato. Ir jūs galite palyginti dokumentą, nebijodami, kad jūs kažkas apgaus. Taip pat programoje yra ir saugumo nustatymų keletas, kuriuos dabar aš ir parodysiu. Jie slepiasi po tokia ikonėle, kvadratėlį su spyna. Spustelėję jį, matome pasirinkimą, tokį kaip užkoduoti failus, pasirašyti dokumentą, pridėti papildomų bylų. Šiuo atveju aš jums parodysiu, kaip reikėtų pasirašyti elektroniškai. Reiškia, spaudžiame Sign Document, spaudžiame Create Scheme, galime sukurti savo schemą naudojimą arba galima naudotis kažkokią jau turimą. Šiuo atveju aš susikūriau savoje. Galima apsaugoti slaptažodžiu. Ir dokumentas yra išsaugomas, ar ne? Dabar tiesiog kitą kartą atsidarius man tą dokumentą, matosi elektroninis sertifikatas, kuriame parašyta šiuo atveju, kad dokumentas nebuvo modifikuotas nuo tada, kada jisai buvo išsaugotas. Tai tokiu atveju galite apsaugoti nuo nesąžiningų galbūt žmonių, kurie mėgsta dokumentą šiek tiek pamodifikuoti. Taigi, toliau kalbant apie saugumą, ši programa turi labai įdomią funkciją. Jie vadinasi Mark and Redact, tai reiškia surasti tam tikrus žodžius ir juos užjuodinti, kad jie nebebūtų matomi. Tai tokiu atveju galbūt norite atsiųsti kažkam konfidencialius dokumentus, bet norėtumėte, kad nebūtų, tarkim, žmogaus vardo, pavardžių ar tam tikrų kodų. Taigi, šitai galime rasti žodį Document, Redaction, Search and Redact. Tada vedame žodį, frazę, skaičių, nesvarbu, tą tekstą, kurį norėtumėte paslėpti. Tarkim, šiuo atveju aš įvedu Unity ir spaudžiame ieškoti. Programa visame dokumente suranda visas vietas, kurioje yra paminėta būtent tas tekstas, kurio aš ieškau. Aš galiu spustelti Select All, pažymėti visus ir pažymėti redagavimui. Kaip matote, dokumente atsiranda kvadratėliai, kol kas dar tai nėra slėpta, reiškia, jisai suranda visus tos žodžius. Galima, aišku, peržiūrėti, ar nei vieno nepraleido. Ir baigus peržiūrą, tiesiog vėl spaudžiame Document, Redaction, Apply Redaction. Tai reiškia tinkinti, sutikti su redagavimu. Spaudžiame Apply. Ir kaip matote, visos vietos, kuriuose buvo žodis Unity, yra paslėptos ir be galimybės atrasti, kas buvo po tuo juodu kvadratėliu. Taigi, apie saugumą kol kas tiek. Dabar apžvelgsim keletą kitų funkcijų. Viena iš jų yra taip pat panašios funkcijos kaip ir kitose programose, kadangi Konica Minolta Unity Document Suite yra skirtas darbui su dokumentais, tai tam tikras funkcionalumas vienoje ir kitoje programoje egzistuoja panašus. Taigi šiuo atveju atsidarau dokumentą ir tarkime, man reikia tik dalies teksto
kuris yra šiame dokumente, tarkim, šita pastraipa. Tokiu atveju spusteliu tokį raudoną ikonėlę su dviem vieną į kitą žiūrintim rodiklėm. Ir pasirinkimas Convert Area. OK. Tokiu atveju aš pažymiu tą dalį, kuri man yra reikalinga. Ir aš jį galiu išsaugoti Excelio, PowerPoint ar Word dokumentą. Tokiu atveju išsirinku pavadinimą, dokumento vardą, spaudžiu Save. Tekstas yra atpažįstamas ir paverčiamas į man reikalingą formatą. Tokiu atveju man nereikia versti viso teksto, o tik tą pastraipą, kuri man šiuo atveju yra aktuali. Lygiai taip pat galima pasielgti ir su, tarkim, vienu puslapiu. Tokiu atveju susirandu man reikalingą puslapį, vėl spaudžiu tą pačią ikonėlę ir pasirinku man reikalingą formatą, tarkim, Word dokumentas. Ar ne? Šiuo atveju pasirinku Current Page, reiškia šitą puslapį, Whole Document reiškia visą dokumentą, arba galiu nurodyti, tarkim, nuo 2 iki 3 puslapio. Spusteliu OK. Išsaugoti, prieš tai bylai suteikęs vardą. Ir lygiai taip pat yra keli dokumentai atpažįstami, išsaugomi ir šiuo atveju tai 2 ir 3 puslapis yra išsaugomas kitų formatų. Taip pat labai įdomi ir naudinga funkcija yra skirtingų dokumentų tipų apjungimas į vieną PDF bylą. Tai galbūt būtų naudinga tokiu atveju, jeigu jūs siuntėte dokumentą, tarkim, norite nusiųsti paveikslėlį, PDF bylą, Word dokumentą, PowerPoint dokumentą, bet nesate tikras, ar jūsų gavėjas turi tas programas, su kuriomis galima būtent tas bylas atverti. Tokiu atveju yra labai naudinga funkcija, kurią galima rasti spustelį View, Document Assembly. Matot, iš karto yra išdėliojamas visas dokumentas, visi man reikalingi puslapiai. Ir, tarkim, aš noriu dar įkelti kelis paveikslėlius. Visą tai galima atlikti nutempti ir paleisti, drag and drop principu, kaip aš jums dabar ir pademonstruosiu. Reiškia, nutempiu tekstinę bylą, nutempiu paveikslėlį, dar vieną paveikslėlį, Word dokumentą. Ir matote visą dabar tokį zoologijos sodą įvairiausių bylų. Jas, aišku, galima perstumdyti, kaip jums patogiau, sukeisti vietomis, kažką iškelti priekį, kažką gale. Viskas, aišku, valdoma pelyte. Ir atlikus norimus visus veiksmus, galima pasirinkti išsaugoti, sukurti pavadinimą, spaudžiame Save. Ir programa sukuria būtent tokią bylą, kurią aš galiu atidaryti su paprasčiausiu Adobe Acrobat arba bet kokiu nemokamą peržiūros programą skirta PDF bylom. Ir kaip matote, toje pačioje byloje yra dokumentas iš PDF bylos, paveikslėlis, tekstinė byla, Word dokumentas, skenuoti įvairius dokumentai. Ir nebesusidarime su to problema, kad nusiuntus naujesnio, tarkim, Microsoft Office ar Open Office naujesnės versijos bylą, senesnės įmonė arba gavėjas turintis senesnį būtent versiją tos programos negalėdavo seniau jo atsidaryti. Tai šita problema yra išsprendžiama labai paprastai.
Ir paskutinė funkcija, kurią šiandien jums norėjau pademonstruoti, yra pildomų formų atpažinimas. Tai reiškia, kad programai galima paduoti kažkokią standartinę formą. Ir atidarius programa klausia, ką daryti. Galima pasirinkti make this a fillable form. Tai reiškia, programa stengsis atpažinti visas vietas ir padaryti bylą į formą, kurią galima pildyti. Spaudžiame OK. Programa atlieka savo darbą. Ir, kaip matote, buvo atpažinti labai daug laukų, kurie atpažinti kaip laukai įrašyti tekstui, kiti atpažinti kaip laukai, kuriuos galima pažymėti varnelėmis. Spaudžiame išsaugoti. Ir dabar tą bylą atidarius su bet kokiu PDF peržiūros programa, galima iš karto daryti pildymą. Tai reiškia pažymėti tam tikras vietas varnelėmis, kitur galima įrašyti komentarus. Įvairias sumas ir panašiai. Žinoma, programa dar turi galimybę sukurti mygtuką, su kuria būtų ši forma išsiunčiama elektroniniu paštu arba iš karto duomenys nukeliautų į kažkokį internetinį tinklapį rinkti statistikai, bet tai jau būtų sudėtingesni nustatymai ir mūsų specialistai šituo atveju visą laiką galės padėti. Taigi, kol kas tiek ir gerų darbų.